Labadiena, brangieji, čia aš jūsų Nerijus Kismakovas. Gaunu įvairaus pobūdžio komentarus į savo adresą. Kažkas tai rašo, kad aš būsiu toks pat, kaip ir tie šiandieniniai Seime, ateisiu į valdžią, tik gyvensiu vardant savo tikslo pasipelnyti, pasisavinti kuo daugiau pinigų. Brangieji, aš niekada neėjau į valdžią ir man yra tai neįdomu. Man yra visada įdomu kurti, daryti verslą, kuris tikrai dirba žmonėm, kurie ateina į šitą verslą. Verslas, kuris duoda valstybei tai, ką turi duoti. Mes visą laiką mėgstam ieškoti tarptų žmonių, kurie kažką tai nori pasakyti jau garsiai dėl to, kad nebegali tylėti, dėl to, kad mylima šalis yra pastatyta ant kelienų. Ir šitie, kurie valdžioj, ne tik žiūri, kaip mes stovim ant tų kelienų, jie pasiėmė batagus ir pradeda mumis mušti. Aš nebekalbu vėl apie tai, kaip jie naudojasi mūsų pinigais ir kaip jie naudojasi mumis iki galo, o mes vis ieškam kaltų savyje. Lyg tai kalbam gražiai įvairiuose platformose, įvairiuose saituose, Facebook'e, TikTok'e, dar kažkur. Viskas gražu. Nu, kada ateina laikas kilti, kaip dainoj, kilk Lietuva, mes kažkur tai bėgam į krūmus ir žiūrim, ar išeis jam, ar neišeis. Mes nebetapom vieningi, mes nebetapom tikrai tos tikros lietuviškos dvasios jėgos, kurios mes niekada nebijojom išeiti prieš blogį. Pakreipkite dėmesį į tai, ką daro dar valdžia. Visi mokslai, kada vaikas mūsų ar mes patys norim pasirinkti kelią gauti aukštą mokslą. Pažiūrėkite, ką jie Lietuvoje padarė. Jie sukėlė kosmiškai kainas, kur tikrai paprastam žmogui neberealu jau šiandieną eit mokytis. A jeigu nebeišeina eit mokytis, belieka kas? Pasimti šluotą, įdirbti kom? Taip, šluot kiemus. Jūs žinote, kad Lietuvoje yra įvesta vėlgi Lietuvos vyriausybės dalykas. Net kasininkai Maksimai nebegali dirbti, jeigu neturi 12 klasių. Juokinga? Man ne. Žinot, mumis klausia atėjus karui, ką mes darysim. O man klausimas, o ką aš turiu daryti, kada mano valdžia išdavė mane ir tos, kurie tikrai myli Lietuvą. Už ką mes turim kariauti? Tai atsakykite man. Už tai, kad jūs keliate nekilnojamo turto įkainį. Jūs pakėlėte akcizą. Jūs esate mūsų samdomi darbuotojai. Jūs numovėt mums paskutinės kelnes ir dar šaukite. Mes turim kariauti už Lietuvą. Tai paimkite šalmus, paimkite ginklą ir važiuokite tenai ant sienos ir stebėkite, bus karas ar ne. O mes 21 amžiuje tikrai mokame dėrėtis ir mokame bendrauti, kad neprasidėtų čia karas. Ir nereikia mumis kiekvieną dieną gąsdinti, kad ten Putinas, Rusija puls Lietuvą. Kodėl jūs uždarėte istoriją, kuri tikrai parodo, kad Rusijai nereikia pulti ant Lietuvos. Rusija yra tikslas draugauti su Lietuva. O tai, kad jūs darote zombius, kurie kiekvieną dieną vakare su bambaliu šaukia Lietuva ir palaiko jumis, galbūt jūs jas remiate,
kažkiek tai finansiškai, kada matai tos bepročius, kurie šneka nesąmonės. Artėja tas laikas, kai mes liksim be savo gyvenimo, galim sakyti, tikslo, kada mes laiką norim įgyti turtą. Jūs darote viską, kad tai atimti ir viskas labai stipriai artėja sparčiai. Jūs per tos 35 metus pažiūrėkite, kiek pareikalavote iš Lietuvos piliečių palikti šalį. Tai yra kosminiai skaičiai. Tai yra virš 1 200 000. Ir jūs dar norite tai toliau daryti dėl to, kad yra pastatytas tikslas, kad Lietuvos gyventojų turi būti 1 600 000. O kažkada jisai fašizmas, nacizmas, Hitleris buvo pastatęs, kad nugalėjus Tarybų sąjungą Antram pasauliniam kare, buvo tikslas palikti 300 000 Lietuvos gyventojų, kurie bus vergais ir dirbs Reichui. Mes pamiršom, apie tai nenorim kalbėti, tadagi Hitleris šiai dienai tai yragi mūsų didvyris. Aš noriu pasakyti, kad jaunimas, kuris ateina šiandieną į įvairios televizijas, kur jisai gauna klausimą: ginsi Lietuvą? Jaunimas sako, ne. Ir tada prasideda, kad jaunimas tampa išdaviku Lietuvos. Ir vėlgi, jaunimas šiandien yra kaltinamas, kad jisai palaiko Putiną ir Rusiją, dėl to, kad neis ginti Lietuvą. Kada šiandieną buvęs karo vadas sako, kad kokie mes esam pagal visus tradicijas, kiek mes ką nugalėjom, tai mūsų didžioji Lietuva. Kodėl jūs dabar prisimenat, kai norit, kad jaunimas eitų kariauti? Kodėl jūs neprisimenat, einant į vyriausybę, nerodot jaunimų tai, o tik kalbat tada, kada jum tai reikia? Na į kągi aš noriu vėlgi pasakyti, jeigu liečiant manęs, jūs norite pažinti mane, prašau, registrų centre, atsidarykite Transtitus, Ranramas, RK Transport, RK Lyginas Kosmokosinė įmonė, Ekomyra, Transneda, Nestarkos, visi mano rezultatai. Aš kada pradedu kilti, tai kažkodėl tai iš kažkur tai išlenda rankas tų, kurie neleidžia man toliau vystytis. Man uždavė klausimą vienas žmogus, kodėl mane didžiausias korporacijos nenori pakviesti į tų korporacijų ratą, vadovauti, įvesti į gerus rezultatus. Aš jam pasakiau, galbūt ir nori, bet yra neleidžiama. Kodėl? Su laiku sužinosiu. Nu ir užbaigiant šitą mūsų pokalbį, noriu pasakyti. Ateis tas laikas, kada visi šitie, kurie yra šiandieną Seime, ir tie, kurie valdė iš kitų kabinetų mūsų valstybė, ir mes įsiaiškinsime, kurgi jie visi išvyks, ar jie galvoja, kad jie čia liks Lietuvoje, pridarė tiek skausmą Lietuvos gyventojams. Tai vat man klausimas, ką jie galvoja, kad mes galėsime jiem atleisti? Aš galvoju, kad ne. Ir toliau, užbaigiant pasakysiu. Jeigu norite tikro, sąžiningo Lietuvos piliečio, kuris neina vardan pinigų, namų, sklypų, į viso to, kas blizga, aš esu tikrai tas žmogus. Ir aš tikrai žinau tos žmonės, kuriuos norėčiau atvesti į valdžią, kurie dirbtų vardant Lietuvos. Ir noriu jums dar pasakyti. Su atėjimu Lietuvos Seimas sumažėtų 50%.
a galbūt ir 60. Mums yra kur taupyti, mums yra kur surinkti reikiamus pinigus, kad padėti tiem, kurie turi daug vaikų, gyvena su negali, kuriems sunku yra pensininkam ir tiem, kuriems tikrai reikia operacijom ir visam kitam dalykui pinigų iš puikios valstybės, kurie tikrai yra puikiai valstybė, kuri turi vienintelę pasaulyje širdies formą. Jūsų Nerijus Smakovas.